M Capital prieš Malinauską. Kas čia laimės, pralaimės, manau, ir taip aišku. Ką M Capital blogai padarė, tai be reikalo kreipėsi į YouTube, kad panaikintų tuos video visus, nes jeigu tu esi gera kompanija, sąžininga, tai tu to tikrai nedarytum ir vadinasi kažkas yra užčiuopta ir Malinauskas išjudino tai. Nes galim prisiminti Zizo situaciją, irgi buvo nusodinta su Mačiuliu, kad ir tie patys ieškiniai Malinausko negazina, tai M Capital, ką jie padarė, tai atsakė į Malinausko video ir taip pasirašė nuosprendį savo. Ir dabar aišku, gal teismai bus, gal ne, bet jų klientūra tai įsivaizduoju jau per puskritus. O dar tie paviešinti video Malinausko M Capital klientų, tai aš manau paskutinės dienas jie skaičiuoja. Ir aišku, nauji klientai, kurie ateis galbūt svarsto, tai jie vis tiek bent dalinai yra matę tą dramą ir jie dabar klausė tiesiog M Capital normalių klausimų, sakykime, apie ateitį, apie riziką, kokia jiems iš to nauda ir kodėl tas investicinis draudimas pagal M Capital vienintelis būdas, sakykime, praturtėti ar apsirūpinti. Nes matėm tos video visokius Skirmanto paviešintus garso įrašus, kad M Capital naudoja vieną, sakykime, taktiką, kad apsirūpink ateitim, nesvarbu jaunas, senas, investuok, pasirašyk sutartis, atvesk mamą, tetį. O dabar bus žmonės vis tiek apsišvietę ir čia tikrai kirs per jų klientų sąrašus, čia faktas. O jeigu dar į teismą perėsi, čia, aišku, čia laiko klausimas, nes panašu nei vieni, nei kiti dabar nepaleis šito reikalo. Aišku, M Capital, kad prasidėjo su atsakymais, čia jų esminė klaida buvo. Tai, sakykime, Skirmantas turi žmonių užnugarį, tai veltis į dvikovą kažkokią teisinę. Tai čia kaip M Capital, tai čia tiesiog įmonė į savižudybę, sakykime. Nulaukim.